Sveiki, šiandien pradedam žiemos projektą ant savo Aprilijos. Turiu aš ją jau nuo kovo mėnesio. Nieko per daug nebuvo daryta. Duslintuvas pakeistas, seat coveris uždėtas, snukis pakeis, ten smulkmenos kaip rankenėlė. Dar reikėjo iš variklio pusės kolektorių, karbą keist, sankabos diskelius, grandinę visą tą drivetraino. Dar lempą reikėjo keisti, nes buvo krešintas va. Ir dabar papasakosiu, ką per žiemą žadam daryti. Žadu keisti priekinį fenderį, yra atėjęs, aš viską rodysiu, priekinį fenderį, galinį fenderį. Tada dar iš išvaizdos pusės dažom rėmą, dažom sankabos pusę, dažom visas šituos, pakojus, va tokias mažas detalės. Dar spalvos neišrinktos, dabar dar didelis svarstymas vyksta dėl tų spalvų. O šiandienos video tai tik tais viską išvalysim, bent jau kiek galim, nes tikrai čia purvas toks matos, čia pravažinėjau savaitę ant lietaus. Viso galim, palauk, dar aprodau, ką aš čia užsisakęs. Tai va yra KTM fenderis, bet jis labai per didelis. Tipo žiauriai per didelis. Galėsim pabandyti gal užmesti, gal nebus taip tragiškai. Bet mato skirtumas, nes jau šitas didelis. Tai šitas jau labai tragiškai gali atrodyti, nes čia yra nuo 4 pm. Tai jau čia reiks pirkti. Arba nuo SX85. Arba nuo SX125. Tada dar čia izoliacijų visokių, zatečių, ledų ir pakrovimo stotelę prijungsim nuo kumo. Tai viso, galim eiti užsimaišyti putų ir galėsim nupurkšti viską. Gal pastovėti, ką purus biškį nukristų ir nuplausim su šlanga. Užmaišiau feirio, vandens ir benzino biškį. Kad gerai purvą nuimtų, reikia išplakti ir užpurkšti. Matau, kad nežino, ką šneka, nusipilu aš benregenu. Pasisukam šokam dambą, įklausinėja, kaip dar intervą, tau nepavyksta, gal tu nelemta. Biškį pastovėti, tikiuosi bent kažkiek to purvo bus nuėmę, reikia dabar su vandeniu viską nupurkšti. Čia nieko jaučiu nebus tik stiekinti skudurą ir pačiam plauti. Va, nuplautas dabar. Čia tik iš išorės taip nuploviau. O toliau ten viską rėmą, ten apačias, ten po variklių, patį variklį visą išveisim, kada išardysim. Nes variklių vis tiek reiks imt. Dar ką pastebėjau, reikia radiatorių. Arba suvirint, arba naują pirkti, nes leidžia. Ir trosus abu, nes šitas gazo trosas šis dabar paskutinės 2 savaitės pasidariau, kad tik važiuočiau, tai ant zateškių va. Tai reikia visų šarvų naują keisti. Sankabos irgi, trosas dviratinis. Pasisukam šokam dambą, įklausinėja, kaip dar intervą, tau nepavyksta, gal tu nelemta, ką jis ištenka, pas nesupranta. Tai šiandien čia nieko daugiau nebedarysim. Tokį paliekam, kad bent jau negėda būtų, jeigu kažkas ateis paglostyti. Ir paskui ardysim. Gal net per šitas dabar rudens atostogas ardysim. Trauksim visas dalis nacher, vešim radiką virint. Ir tada galėsim jau pradėti ruošti dažymui. Kada pasiruošim dažymui, važiuosim pas Ugnį į garažą. Jis turi tą, kaip jis vadinas, tą, ką purkšti. Dažus, turi tą su kompresorium, kad gražiai nudažyti. Ir dar turim svečių pas mane dabar garažė, Kada savo lavoną priglūdė, klinintą busteriuką. Irgi keisim grupę. Gal ir netgi šitą įkelsim, nufilmuosim. Tai jau čia tiek žinių. Galit parašyti iš tikrųjų, ką siūlo dar daryti, nes mąstau plastikus, ne plastikus grafikas keist į kokias IVMX, nes šitos per daug stokinės, tokios atrodo.
Tai jo, iki greito tada. Čia.